Sveiki. Jeigu jūsų saulė, mėnulis arba ascendantas pirmas namas yra liūto ženkle, tai jaunatis, kuri įvyksta sausio 29 dieną Vandenio 10 laipsniai, 12:35 Greenwichaus laiku, jūsų įvyks jūsų 7 name. O tai yra vienas iš svarbiųjų namų liūtai ir tai yra mūsų partnerių namai, mūsų sutuoktinių, mūsų ilgalaikių draugų, tų draugų, su kuriais mes jau esam siejami tam tikrų įsipareigojimų, nes visi ilgalaikiai santykiai yra apie įsipareigojimus ir tai būtent ta tema šiuo metu, jaunaties metu, jums bus aktuali, susijusi su jūsų ar tai verslo partneriais ilgalaikiais, ar tai draugais ilgalaikiais, arba jūsų sutuoktiniais ir priešais. Tai vėlgi 7 namas yra priešingas 1 namui, o jeigu 1 namas nusako mūsų asmenybę, tai 7 namas yra visas mūsų supantis pasaulis ir tie žmonės, su kuriais mes tiesiogiai ilgam laike komunikuojam. Tai štai va čia toksai bus momentas, kadangi Merkurijus pereina į jūsų 7 namą iš Ožiaragio į Vandenį. Vandenis yra labai laisvas ir nepriklausomas ženklas. Merkurijus yra mūsų mintis, mūsų bendravimas ir tam 7 name Merkurijus gali pasidaryti pernelyg laisvas ir sakyti daugiau negu norėjot ir planavot ir jūsų dėmesys ir mintys bus nukreiptos į santykius, atitinkamai jaunatis gali pasiūlyti, jaunatis Vandenyje, tai yra tokia labai nauja, įdomi ir unikali energija, kur jūs galite nuspręsti kažkaip pakeisti jūsų santykius, kaip jūs bendraujate, kaip jūs pasiskirstę savo įsipareigojimus, jūsų partneriai, tiek asmeniniai, tiek verslo partneriai ir būtent ten vyks visas veiksmas, kur jums reikės jaunaties metu planuoti artimiausiam pusmečiui, kaip jūs visą tai planuojat pakeisti, nes kadangi jinai vyksta būtent 7 name, jinai sako, čia reikia pasidarbuoti. Ir tie pokyčiai turi labai daug šansų realizuotis iki rugpjūčio 9 dienos, kai vyks pilnatis Vandenyje ir iš tikrųjų viskas, vizualizuokite, kaip jūs norite, kad jūsų santykiai pasikeistų, kaip persiskirstytų tas viskas, kaip jūs dabar esat pasiskirstę, nes greičiausiai ten jums reikia atkreipti dėmesį ir sako jaunatis Vandenį, sukilkite ir jeigu jaučiatės, kad esat įkinkyti, o ta kita jūsų pusė ir nesvarbu asmeniniam gyvenime ar versle atsipalaidavus, reiškia, reikia atstatyti balansą. 7 namas yra svarstyklių valdomas namas ir jis visą laiką sako apie balansą. Ką aš duodu, ką aš gaunu. Ir jo labiau, kad tą pačią dieną, kai vyks jaunatis sausio 29 dieną, 7 name Plutonas, didysis transformatorius, sudarys jungtį su jūsų Merkurijum. Ir tai sako, kad labai didelis šansas, kad įvyks labai toks stiprus, gilus pokalbis su tuo jūsų partneriu, kuris bus tuo metu aktualus jūsų gyvenime, ar tai verslo, ar asmeninis. Ir iš tikrųjų tas pokalbis gali būti siejamas su pokyčiais apie tai, kaip jūs sąveikaujate. Ir iš tikrųjų labai stipriai gali pradėti keistis, nes nauja Vandenio jaunaties energija ir Plutono jungtis su Merkurijum, jisai sako, kad ten gali būti labai gilių esminių pokyčių jūsų santykiuose. Labai daug šansų, kad jūs pakeisit nuomonę apie kažkokį savo partnerį. Ar tai savo sutuoktinį, ar tai kažkokį ilgalaikį draugą, ar
Tiesiog tai iš tikrųjų bus labai toks giliai, intensyviai transformuojantis santykius laikas ir kadangi jaunatis, jums reikės skirti laiko ir vizualizuot ir pamatyti jau tuos santykius pasikeitusius, rezultatus jūs pamatysite rugpjūčio mėnesį. Ir iš tikrųjų aš labai linkiu jums stiprybės, labai linkiu pagrindiniai įrankiai naudoti diplomatiją. Merkurijus vandenis labai laisvas ir jisai gali sakyti stipriai negalvodamas, o labai atvirai tai, ką jis galvoja. Ir čia gali būti tas momentas, kai jūs ilgesnį laiką kažką laikėt savyje ir turėjot kažkokias galimybės kontroliuoti ir to nepasakyti. Vandenis labai ūmiai gali taip paleisti tą energiją ir jūs tiesiog visą tai įsakysit. Taip pat gali būti, aišku, susiję ir tam tikri pokyčiai su jūsų partnerio darbu, jo kažkokia padėtim ir išvis tai gali būti susiję tiesiog kažkokie labai svarbus pokyčiai jo gyvenime ir tai atitinkamai palies ir jūs. Ir jums reikės per jaunatį iš naujo planuoti, kaip jūs dabar visą tai sutvarkysite, sudėliosite per artimiausią laiką, per artimiausius 6 mėnesius iki rugpjūčio. Taip kad iš tikrųjų aš labai dėkoju, kad jūs žiūrėjot, aš labai linkiu jums išlikti tokiais išdidžiais liūtais, tokiais, kokie jūs ir esat. Ir švieskit kaip saulė, o liūtai, kai šviečia kaip saulė, kiti prie tos saulės lydosi. Dėl to nebūkit apsiniaukę ir pabandykit pasinaudoti pačiomis pozityviausiamis energijomis, spręsdami tos savo santykius su tais savo verslo arba asmeniniais partneriais. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.